Dirbam Partizano 56 name, tai yra 5 aukštas, 7 laiptinių, atliekami siūlių remonto darbai, žmonėm kelyje, drėksta sienos, pritrūkę blokai, yra naudojami hermetizavimo dažai, termokeraminiai dažai, mastika vadinama kitaip, gręžiamos skylės, pučiamos putos. Taip sutvarkomi žmonių bėdos. 2 butuose šitam name, daugiau skundų nesulaukiam, žmonės stebi, irgi skundžiasi, gal ateityje dar atsiras. Prasidėjo sezonas, išlenda drėgmė, kaip sakyt, po žiemos, pelėsis, pučia vėjas. Kai palyja dabar smarkiai, liūtis užeina šoninį ir tada žmonės mato bėdas.